Tai ką jau rugsėjais artėja laikas į mokyklą ir nerimaujat, kokią kosmetiką nusipirkti ir kaipgi jums pasidažyti. Tai aš parodysiu 3 greitus ir paprastus variantus, kaip gerai atrodyti keliaujant į mokyklą. Iš karto pradėsim nuo ekspres makiažo, kai atsikėlėt ir jau beveik vėluojate į mokyklą. Tai pasirinkit savo kasdienį kremą arba sumistų veidą. Naudosim L'Orealio makiažo pagrindas lešas maskuoklis ir su juo pasidengsiu tik tais spuogelius ir pačius paakius bei veido centrą. Svarbiausia užsimaskuoti spuogus, kurie išlindo ne laiku ir ne vietoj. Centro zoną išsisklaidom. Va, iš karto. Veidas lygesnis atrodo. Kadangi šitas makiažo pagrindas greitai stingsta, tai reikia labai greitai viską blendinti. Dėl to ir vadinu ekspres makiažas. Greitai dirbam greitai. Panaudosim kreminius skaistalus. Porą taškiukų. Nu gerai, ne porą užsidėjau. Kadangi šitie skaistalai turi tokią švelnią pigmentaciją, tai galit ir daugiau užsidėti. Tikrai nebus per daug. Antakių gelis privalomas, bentakių aš jau niekur negaliu išeiti. Tai va, susišukuojam su geliuku. Jeigu reikia, pasitamsinam, kur trūksta. Ir panaudosim lūpų balzamą, kuris yra be spalvos. Jis aktyvina lūpų pH, tai natūraliai išryškėja lūpų spalva. Ekspres makiažas baigtas, aš su tokiu makiažu net ir darbą einu, tai į mokyklą tikrai galite eiti. O dabar darysim makiažą, kas turi daugiau laiko negu porą minučių. Tai netgi pradėsim nuo primerio. Pasiruošiam veido odą. Kad dar su šito makiažu spėtumėt su draugiam po mokyklos kur nors nulėkti. Šitas variantas tiks švytinčių makiažų mylėtojom, tai su šiuo NYXo pagrindu pasidengiam visą veidą. Kas labai gerai, kad jis turi SPF-ą, jo maskavimas yra super natūralus, bet kaip matot, veidukas spindi iš toli. Veido oda neapkrauta, nesimatys, kad per daug prisidažėt, bet atrodys labai skaisčiai, gaiviai. Jeigu neturit labai patamsėjusių paakių, su šito makiažo pagrindu galite švelniai perbraukti per paakius, nes tos švytinčios dalelės kaip tik jums iškels paakius ir atrodys jie skaistesni. Keliaujam prie labai patogaus naudojimo L'Oreal kreminio kontūravimo. Pasižymim kelias vietas. Su tuo pačiu šepetėliu greit viską išsiblendinam. Kadangi jis labai pigmentuotas, nepadauginkit. Man patinka. Opa, greitai į viršų išblendinam, kad būtų liftingas veido. Mes, žinokit, švytėti dar nebaigiam, naudosim L'Orealio kreminius skaistalus, kurie taip pat yra su švytėjimu. Taip dievinu švytinčius skaistalus. Ta prasme, net nebelabai naudoju highlighter, nes švytinčiai skaistalai tiesiog yra kažkas tokio. Kadangi šitas makiažo pagrindas nėra užstingstantis kaip praeitas, tai būtinai mums reikia pasifiksuoti veido zoną. Jeigu norit, kad ilgiau laikytųsi makiažas, tai naudoju Gošo pudrą, su kuria pasifiksuosiu tiesiog lokaliai. Kakta, pakiai, prie nosies ir smakras. Kadangi lūpų taip pat nedarysim ryškių, pasidarysim lūpų kontūravimą, kad jos šiek tiek patlesnis atrodytų, tai su to pačiu kontūravimo pieštuku pasidarom šešėlių po lūpą ir šiek tiek virš lūpos. Matot, šešėlis sukuria tokį patlesnių lūpų efektą, lyg su hialuronu prisileidus. Ir ant viršaus užsidėsim lūpų blizgio, antakius su geliu, tušas ir makiažas baigtas. Na, o dabar keliausim prie rimtesnio. Jeigu turit kažkokių papamokinių veiklų ir norit, kad makiažas dar ilgiau išsilaikytų. Jeigu turit riebesnę odą, panaudokit šitą primerį. Jis užpildo poras, bet naudokit būtent tose vietose, kur yra išsiplėtusios poros, tai yra nosis, kakta. Jeigu visgi pasilikot daugiau laiko ruoštis į mokyklą, tai kad kuo ilgiau išsilaikytų makiažo pagrindas, naudosim šį, kuris yra taip pat matinis, bet turi tokį švelnų švytėjimą. Visą laiką veido oda atrodo labai gaiviai, neapkrautai. Į paakius keliaujam su maskuokliu, pasirenkam kuo artimesnę spalvą jūsų odai. Noriu priminti tokį dalyką, jeigu turite tamsius vėlsvus paakius, tik tais nesirinkit per daug šviesaus maskuoklio, čia yra labai didelė klaida, nes jūsų paakius dar labiau išryškins. Tam geresniam išsilaikymui būtinai naudojam birę pudrą.
Ir nesvarbu, kad makiažo pagrindas yra matinis, vis tiek užsifiksuojam veidą, jeigu jau nori to gero išsilaikymo, užsipresuojam tą zoną, kad kuo ilgiau neblizgėtų veido oda. Keliaujam prie sauso bronzerio ir skaistalų. Aš visada su bronzeriu perinu per vokus, akis iš karto pakyla į viršų. Koks pokytis, kai yra veido kontūravimas ir kaip nėra veido kontūravimo, tiesiog toks vienas vientisas lygus blynas ant veido. Be skaistalų, tai žinokit, aš neįsivaizduoju, kaip galima išeiti, nes be jų, atrodo, veidas ant tiek neturi gyvumo. Na va, iš karto kitas vaizdas, iš karto atrodo, kad tokia gera mokinukė tikrai namų darbus padariau. Prie šito ryškesnio makiažo pasidarysim dar ir pravedimą. Visada rekomenduoju, kad kuo natūraliau atrodytų rinktis rudą. Jeigu jūsų vokas šiek tiek yra pakritęs, tai pradėkit piešti strėlytę žemiau. Matot, kaip aš esu pasidarius? Ne nuo akies kampučio, bet šiek tiek nuleidu žemyn. Ir sujungiam viską. O mūsų pravedimai padaryti, akis iš karto ryškesnės. Reikia ir lūpas pasiryškinti. Šitas Maybelline yra tiesiog tobulas, jisai taip gerai laikosi. Manau, kaip per pietų pertrauką nueis pavalgyti, jūsų pieštukas tikrai nenusivalgys, nes aš jau žinokit išbandžiau, man šitas pieštukas laikėsi netgi 10 valandų. Pratapšnoju. Ir kad nebūtų lūpos per daug ryškas, taip pat panaudosim šitą lūpų balzamą į patį centrą. Gavosi toks nepiriškus, bet įrėmintų lūpų efektas. Tikrai šitas makiažas puikiai tinkantis tiek mokyklai, tiek popamokiniai veiklai.